Tai treneriai, kokios mintis po rungtynių? Kokios, gal pirmą kėlinį neįsivažiavom, ilgas laiko tarpas buvo tarp rungtynių, bet po pirmo kėlinio Rūbiniai pakalbėjom, kur mums reikia pasitaisyti. Vyrai išėjo ir pradėjo gautis daugiau negu pirmam kėlinį. Ir būtent antrojo kėlinio pradžia, atrodo, kad galite atsigauti, pasivyti varžovui, bet biškai pritrūko, kaip manot, kodėl? Taip, patys pamatė, kad gali įmušti, žino dabar turbūt kaip puolimo zonai, ką daryti, kad mums, sakoma, būtų daugiau sėkmės. Turbūt tas yra svarbiausia, kad po truputį susiras žaidimas savo iki play-offų lietuviškų. Ir būtent beveik šiek tiek daugiau negu prieš mėnesį tikrai teko Žemgaliai pasikankinti su jumis, dar žaidžiant išvykoje, kai tikrai netoli likote taškų. Kaip manot, kuo skiriasi žaidimas tada ir pasirodymas Energijos tada nuo šiandieno? Tai mes tada žaidėm tik 10 žaidėjų, galima sakyti, tai mums sunkiau buvo. Bet vyrai kovojo ir dabar ir šiandien, aš nemanau, kad jiem irgi šiandien buvo labai lengva prieš mus žaisti. Ir šeštadienį laukia dar vienas mačas namuose prieš Rygos Prizmą, kaip manot, ko galima ten tikėtis? Tikiuosi, kad nuo pirmų minučių išeisim ir žaisim taip, kaip šiandien žaidėm antrą, trečią kėlinį. Ačiū ir sėkmės. Dėkui.